Edvardas nuo 15 metų priklausė Jakudzai, Japonijos mafijai. Demonstratyviai rodydavo savo galią prabangiais automobiliais. Supratęs, kad žmonių žudimas tikrai ne jo pašaukimas, įstojo į kunigų seminariją ir po metų tapo vyskupu. Kai po žmonių nuodėmių išklausimo likdavo tik vienas kelias – prisigerti. Metė visą tai ir iškeliavo su motociklu aplink pasaulį. Grįžęs bandė dirbti vairuotoju. Santykiai su moterimis jam taip pat nesisekė. Ieva, mažulė, kas nutiko? Eik nahui. Atsiprašau, sustok. Toliau laižyk iš savo grimerę. Ir tik 33 metų suprato, kad nori tapti vedėjas ir geresnis už Rolandą Mackevičių. Ar jums dar kyla klausimų, kokią vedėją reikia rinktis vakarui? Man jau nebe. Gero ryto šou. Pradėsime nuo 30 000 prisitraukimų, kojų suktukų 4 milijonai. Sabaka. O, pareina teta. Jinai yra rimta teta. Žodžiu taip. Aš gavau tokį suflerį. Sako, tau reikia studijuoti vaidybą. Aš pasižiūrėjau, gal ir įmanoma iš tikrųjų įstoti į Klaipėdos vaidybos universitetą, ar kaip ten fakultetą, kaip jis ten vadinasi. Galvoju, gal reikia pabandyti, kaip jūs manot. Dedam plius ar ne? Ne, sako, mučiutė. Ir aš visai kažkaip tai paėmiau už gryną pinigą, galvoju, atsiversiu, pasižiūrėsiu, kokios mano galimybės, ar aš galiu įstoti su savo dvejetą diplomų. Nu, žodžiu, nesvarbu tas dvejas. Bet pasirodo, gal atrodo ir galiu. Tik reikia dabar sulaukti 10 komentarų. Taip, tu galėjai, stok. Tau pasiseks. Na, iš tikrųjų, prisidėtų prie mano karjeros galimybės. Geresnis už Rolandą. Nes vis tiek tai scena, vaidyba ir vedėjas turi, manau, išmokėti šitą meną. Tai kaip ir sakyčiau, į temą. Plius bakalaurą gauni. O su bakalauru, kokios galimybės atsiveria. Tikrai labai plačios. Leave it. Leave it. Jess, leave it. Nu ką girdėsit, ką negirdėsit. Bandau įstoti į teatro ir renginių. Palauk, kaip vadinasi, teatro, meno, kažkokio teatro vaidyba. Na jau graudžiai skamba. Teatro, meno, renginių režisūra. Norėjau įstoti į vaidybą, teatro vaidybą, bet Klaipėdoje nėra. Nu nežinau, užpildžiau ten tą lamą. Nežinau, kažkaip gausiu greitų metų turbūt atsakymą. Kažkas man ten nepatiko, kai aš ten pildžiau. Mano dvejetai man pasitikėjimo nepridėjo. Nežinau, bus matyti. Bet žodžiu, šiandien mes vaikštom pajūriu ir ryte susipildžiau, o dabar šiek tiek pasivaikščiosim ir paskui važiuosim vesti ušmą, derinsim. Au! Gali su tais pagaliais vieną kartą ramintis. Žodžiu, vesim radijo stotį Kušmą, o paskui bus kas dar. Ai, reikia
susirašyti derinant, kaip visada su užsakovais dėl šventės, tai reikia rašyti žmonėms, klientams, derinti visą tai, truputėlį prie jūros atsipūsti. O paskui vėl grįžti prie darbų. Man žiauriai sunkiai sekasi savo pažadus tesėti. Aš tik kiekvieną dieną sakiau, kelsiu po vieną video, taip, bet atrodo vis nerandu būdų, kaip čia filmuoti, su kuo čia filmuoti, kokią čia lazdą pasiimti, ar stabilizatorių, ar dar kažką. Žodžiu, prisigalvoju, kad reikia kažko to papildomai, iš tikrųjų nieko kaip ir nereikia, bet visada būdavo ir yra, kad oi, čia dabar reikia kažkokio stovo, čia kažką ir vis dėlto tikriausiai yra taip, kad tu nenori filmuoti, nes nenori kažko čia papasakoti, nes vis dėlto nieko neturi ką čia papasakoti, niekom čia nepajudėjai, nes pastoviai dabar tokia kažkokia depresija, sakyčiau, liūdna vienam gyventi ir panašiai. Kalbu su šypsena, bet iš tikrųjų taip kažkaip reikia stabilizuoti mintis, sudėlioti viską, kad, žodžiu, dabar yra mano kelias, mano laikas, reikia daryti dalykus, darbus ir stengtis ir, kaip sakant, nebežiūrėti į dalykus, kurie buvo atgal, nebeversti to puslapio, ar ne, kaip dažniausiai sako žmonės. Tai dabar tikrai pažadu tikrai reikia po vieną vlogą. Tiesiog aš kažkaip galvojau, kad reikia rodyti tai, ką aš padarau, kad jūs pamatytumėt, kuom aš patobulėjau, kuom aš užsiemu, kad tobulėčiau. Bet dabar tai atrodo suksiu tiesiog vlogą. Kiekvieną dieną rodysiu viską, ką aš veikiu, kaip aš jaučiuosi ir panašiai. Ir tuo pačiu matysit, ar aš tobulėjau ar ne. Bet vis tiek, lazdą kažkokią reikia, nes su ranka laikyti tai toksai stabilizatorių galvoju, bet vėlgi pinigus leisti. Bet kokybė gal pagerėtų. Nežinau. Vis bandau kažką galvoti, bet nežinau, tiesiog reikia daryti. Susimatom kitam. Ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, prenumeruoti ir